Na, gerbėmieji, reikia jungtis į savo miestų komandas. Reikia užsiregistruoti lnk.lt ir jungtis ir būti savo miestų patriotais ir dalyvauti puikiajame mūsų projekte. Na, o dabar dar pranešiu vėlgi visai neprastą žinelę. Delfi portalo skaitytojai visą savaitę rinko savo mylimiausius, nes Delfio portalas įsteigė dovaną, kurią turi Ugnė savo rankose. Ir mes jau žinome, kad Kasparas laimėjo Delfi prizą. Na, Kasparai, mes sveikiname jūs. Tai yra labai svarbu, kad jūs žiūrovai myli ir gerbia. Puiku, plojimai Delfio lankytojams. Na, o dabar, gerbėmieji, pati ta svarbiausia minutė. Aha, dar prieš svarbiausią minutę mūsų vienas žiuri narys norėtų kažką tai pasakyti. Arūnai? Aš norėčiau įpilti šiek tiek žibalo į ugnį. Pilkit. Pagal tuos balus, kuriuos davė 3 komisijos nariai be Algio, galiu pasakyti, kad, paskaičiavau, jeigu televizijos žiūrovai būtų lėmę, kad Mindaugas būtų buvęs minimum 3, jis jau dabar būtų aiškus nugalėtojas. Arūnai, stop. Aš žinau, kad Algio dar nėra, bet jis 4. Ir dabar tik noriu pasakyti, kad kaip tik pats įdomumas, nes yra 4 atlikėjai, kurie turi visiškai lygius šansus. Ir manau, kad Vytenis dabar turėtų perduoti žodį Algiui. Taip, ir pažiūrėsim, kuris iš to 4. Mes dar ir neatplėšėm Algio išdalintų vokų. Žiūrėkit, mes turim įneš šiek tiek tvarkos į šitą nedidelį balaganėlį, gerbiamas Vytenį, gerbiamas Arūnai. Pažiūrėkit, į šviesę reikalo pusę ant mano stalo yra 40 000 litų prisklidintas lagaminėlis. Aš turiu jums gerą žinią, jis yra tuščias. Jis yra pilnas, aš jį vos galiu pakelti. Dar turiu pasakyti gerą žinią, jis yra pripildytas baltų centų monetom ir tai eilinį kartą padarė Arūnas Valinskas, surinkęs keletą. Na, nejuokaukite taip, nejuokaukite. Gerai, pasižiūrėkim galutinę jau su mano kukliai duotais balsais komisijos balų lentelę. Taip, mes matome štai tokie rezultatai. Po 40 balų yra surinkęs Mindaugas ir Ana su Dmitrijum. Po 39 surenka Lidija Time to Show ir Ilja, 37 dalinasi Kasparas su Jessica, 35 Violeta, 34 Hey ir African Brothers negauna nieko, nes mes jums niekur nedavėm, kaip ir žadėta. Taigi mes turime, atėjo metas skelbti galutinį rezultatą ir pranešti, kad susumavus komisijos ir žiūrovų balsus, mes turėtume išvysti netrukus tokį vaizdą, pradėsim turbūt nuo žemiausių vietų. Taip, African Brothers, Violeta, Hey ir Jessica, dalinasi 10-7 vietomis, kylam toliau, čia mes matom 6 vietoje Time to Show, gaila, šį kartą jiems vėl nepavyko, 5 vietoje mes matome Kasparą Damulį, kuris dėja nepakyla aukščiau negu 5 vieta, 4 vietoje mes matome ką? Ana ir Dmitrijus. Gerai, dabar mes... Aš labai prašau truputėlį, kadangi 3 finalistus tuoj paskelbsime, truputėlį tylos ir paprašysiu finalistus žengti, kada busit paskelbti, čia pas mus į priekį. Dėmesio, prašau. Dabar Mindaugai, taip, Ilja. Ir kogi mums dar trūksta? Lidija. Šie 3 atlikėjai, prašau, dalinasi 1, 2, 3 vietas. Ir dabar mes išsiaiškinsim, kasgi kurioj atsidūręs yra. Dėmesio, 3 vieta. Lidija. Lidija iš Visagino miesto. Sveikinam, Lidija, sveikinam. Antrąją ir 1 vietą mes parodinsim, kaip tai yra įprasta vienu metu iš karto.
Tuoj nuskambės šitą džiaugsmo šūksniai. Jūs neįsivaizduojat, kas vyksta čia pas mūsų studijoje. Yra taip garsiai, kad aš net pats savęs negirdžiu šnekėdamas. Gerai, ar mes galim parodyti pirmą ir antrą vietas iš karto? Dėmesio, galutinis verdiktas. Žiūrim. Mindaugas antras. Ilja pirmas. Ilja Aksionovas iš Visagino miestelio yra mūsų šlovės nugalėtojas. Sveikinam. Mindaugas, garbingojo Na, trumpeto. mes sveikiname laimėtojus, mes sveikiname visus, kurie dalyvavo superfinale, kurie nuo rugsėjo dalyvavo 2 minutėse šlovės. Ačiū Jums, kad Jūs taip balsavote, kad Jūs buvote visą laiką su mumis iki pasimatymo. Be Jūsų nebūtų mūsų. Dėkojame Jums. Teikti pirmajam 40 000. Prašom, gerbiamas pirmininkė. Na kągi, atėjo laikas, gerbiamieji televizijos žiūrovai, atsisveikinti su Jumis. Mes jau turime laimėtojus, mes galime pasidžiaugti, kad mūsų projektas sudomino Jūs. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burned be, when I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on
You're